kažkaip nauji metai prasidėjo kokiais tai gerais tokiais signalais. Bet tie signalai jie tokį keičia visą tokį įsivaizdavimą sekos įvykių, kurie galėtų būti. Ir mes buvom netoli tos manomos sekos, bet dabar jie tarsi stabilizavosi, sustojo, tarsi, žinai, kaip sako, užšalka. Jie tarsi užšalo įvykiai. Kažkas viduje formuojasi ir keičiasi, ta prasme kažkaip gali pasikeisti bet kuriuo momentu. Ir labai įdomus tas laukimas, žinai, kaip būna kalėdų laukimas, žinai. Tai čia įvykių paskutinių laikų laukimas kažkoksai tai. Bet kita pusė mane daug kas labai džiugina. Mane džiugina ir aš noriu padėkoti mūsų rėmėjams pirmiausia. Visi, kurie parodė mums kokį tai dėmesį, gerų žodžių ar parama kažkokia, žinai. Ta parama, jinai, kaip jums pasakyti, ta parama išreiškia žmogaus dėkingumas. Ta parama, kokia simboliškai bebūtų, mes sutinkam ją su didžiausiu džiaugsmu. Kad kažkas mus domisi, kažkas dėkingas yra, kažkas reaguoja. Ne šiaip, kad taip vaikšto internetu, ten žiūri biški dabar to pažiūrėsim, paskui to pažiūrėsim. Toks vaikščiojimas po internetą yra labai kenksmingas ir pavojingas. Aš linkiu šiais metais susikaupti visiems, nebradžyti po balas, bet susikaupti labai, labai tendencingai ir atsargiai judėti. Per pasniką ir maldą, žinoma. Dar mūsų laidos, tai Katrinutė, aš mačiau, kaip jinai ruošiasi, tai man tiesiog buvo, taip neįtikėtinai įdirbo, iki pirmos nakties su knygom apsivertų, skaitė, rašė, konspektavo, visą sąsiuvinį prirašė kažko ir aš nežinau ko, su nerimu laukiu, kas čia dabar bus, žinai. Aš taip pat nirau į raštą ir į dvasią, kad Dievas man parodė kokius dalykus, kuriuos aš turiu šiandien žinoti ir apie kuriuos dera kalbėti. Taigi aš kalbėsiu šiandien paskutiniai laikai ir bažnyčia vėl tą temą. Kokia jinai tam laikė bažnyčia yra ir kokie bus jos priešai. Galvoju apie tave, man nepaprastai gera, kad šalia manęs yra žmogus, kuris vienas su manimi. Mes tą temą šiandien panagrinėsim dar, vyro ir moters santykius per Kristų ir bažnyčią, žinai. Labai daug nori temų nagrinėti. Žinai, mes nesam, nelysim į raidės, jų dėlionės, žinai. Taip. Mes tapysim plačiais mostais tokie, žinai, kad jau apie dailės kūrinį. Atsimenu, tu labai įdomiai užsiminė, bet mes neišvystėm tą koncepciją, kuri išdėstyta mokytojo knygoje, jau Ekleziasto knygoje apie dviejų tipų laikus. Taip. Kuris taip aplamai galim pavadinti laikas karo, laikas taikai. Taip. Ir tie veiksmai, ir tie kažkokie dalykai, kurie gali išvis vykti su žmogumi tais laikais. Jo, ir vienu metu blogiam laike ateina geri laikai, laikas juoktis, kada visi verkia. Aš noriu grįžti tada prie koncepcijos, kurią palikom pereitoj laidoje. Taip. Tai Adomas, Ieva ir Dievas. Ir mes palaipsniui pereisim Kristus, bažnyčia ir tėvas. Etapai kūrimo, pasaulio kūrimo etapai, žvaigždynų kūrimo etapai. Tai jie primena labai gero menininko judėjimą. Jis kūrė galaktikas, tokia, panoraminius vaizdus, kartu grįždamas prie detalių. Ir čia yra toks ypatingai gero menininko požymis. Pas gerą menininką viskas yra suvesta iki detalių, į vienumą. Kai mes būnam gamtoje, mes matom didžiulį įvairovę, bet kartu matom fantastišką harmoniją, spalvų proporcijų, piešinio harmoniją, santykių šviesos tamsos harmoniją. Ir staiga mes suprantame, kad šitam gražiam pasaulyje, kurį sukūrė Dievas, ir kuris bus labai gražus pasaulis, pritraukiantis pasaulis, akinantis pasaulis savo grožiu. Dievas kalba gerai, tof, sako tof, kiekvienam tam sako tof, kad labai gerai, tof. Iki momento, kai jis sukuria vyrą ir moterį, sukuria Adomą. Ir čia jisai nesako. Jisai neko tof. Jis taip stebi,
Ateina pas tom pasišnekėti, jie kalbasi ir mato, tof nėra. Nu, jis kalbasi su juo, jis sukūrė savo draugą, pašnekovų draugą, žemėje panašų į save, pagal savo atvaizdą ir pavydalą sukuria žmogų, tą vyrą ir moterį sukuria. Ir jis žiūri, tof nėra. Ir žiūri, kas yra. Jam nepakanka manęs po galais. Supratėte? Ten įdomus momentas, jeigu pažiūrėti į hebrajišką tekstą, kada Dievas kūrė pasaulį, jis kelis kart patvirtino savo kūrybą to žodžio tov, kaip tu sakėjau. Bet kada jis sukūrė žmogų, mes negirdim tov. Mums pasako, kad Dievas apžvelgia visą savo kūrybą, kartu su žmogum jau sukurtų tam pasaulį, ir tada jis pasakė tov meod, labai gerai. Bet kada mums pasako apie žmogaus kūrybą, jau atskirai apie Adomą, mes tov negirdim, bet mes girdim Dievo įvertinimą kitais žodžiais. Jis sako, negerai. Negerai, tai pirmą kartą pasako negatyviai. Jo, ir tai toks pirmas skambutis. Jis pažiūrėjęs į Adomą, visą jo veiklą, pasakė, negerai. Negerai, kad jis vienas. Ir jis nutarė sukurti jam padėję moterį. Ir sukūręs ją, jis irgi nesako, kad tai gerai. Nes žiūrint į perspektyvą, taip sakysim, jau iki Kristų, mes matom, kad ko jam reikėjo, tai tikrai ne moters. Jam reikėjo Kristų. O ne moters. Bet jis to nesuprato. Bet jis to nesuprato. Tai manai, kodėl? Kas čia per triukas buvo? Kodėl jis nepagavo tų momentų? Tuomet jam tai buvo natūralu. Pirmas, ką žmogus mato gimęs, tai yra, sako, mama jo yra. Kai mama paima vaiką, va mama. Kvapas, artumas, balsas jo. Jis pamatė pirmas veidas, tai buvo Mišiacho veidas. Ir jis net pažino jo, ką? Kodėl, kad ta gamta, kuri sukurta aplink, jam buvo tokia graži, tokia patraukli. Jis vaikščiojo, bėgiojo po sodą, rodė daiktus, vardinos teisingai, jie būdų šnekėjosi, buvo viename. Ir lygiai tof nebuvo. Aš manau, kada Dievas kūrė visą kūrinyje, žiūrėdamas į ją, tai buvo, užbaigtas kūrinys, taip sakysim. Kadagi jis sukūrė žmogų, jis nebuvo kūrinys užbaigtas. Jis nebuvo statiškas. Jis buvo kūrinys besikeičiantis ir santykiai su Dievu, santykiai su kitu ir su pasauliu. Taip? Iš vienos pusės, iš kitos. Labai įdomu tai, kad tą žodį tov mes pato girdim visai kitam kontekste. Sekantį tov pradžios knygoje. Tai bus, kada Jėva pažiūrėjo medį ir pamatė, kad jis tov maistui. Dabar tai įvyko toks įdomus lūžis, kada žmogus pasisavina sprendimą spręsti, kas yra tov šiam pasauliui. Įdomu tai, kad Dievas nesako, kad tas medis nėra tov. Jis tiesiog liepia iš jų nevalgyti. Tai gali būti tov, bet ne tau ir ne dabar. Ir ne bet kokiu būdu. Ir nuo to laiko tov mes išgirdom pato vėl tokiam įdomiam ir labai tokiam ženkliniam, sakim, kontekste, kada demonai pamatė žemės moteris ir pamatė, kad jie yra jiems tov. Irgi tavo. Ir nuo to laiko tas tov, kaip žmogus nusprendė, kad jis yra tov, eina labai tokiu keistų kelių. Nes mes matėm, pavyzdžiui, kad Lotas išvedė savo, išėjęs pas adamiečius, kada jie nori išžaginti angelus ir sako, aš turiu 2 dukteris, aš išvesiu jums jas, jūs darykite su jums, ką jums tov. Kas jums gerai yra. Kas jums tov, Bet tam panaudotas būtent šitas žodis. Mes matėm, kad kai Hagara pastoja ir pradėjo negražiai elgtis su Sara, ir Sara skundžiasi Abraomą, Abraomas sako, jinai tavo tarnaitė, darys, kas tau tov. Ir jinai daro taip tov, kad ta pabėga į dykumą ir nešia ir vos to nemirė. Tas tov, jis pradeda toks keistis, po to žydų tauta skundžiasi Mozei, kad mums buvo tov Egipte. Ir tas tov darasi toks, matai. Gerai, supratau, labai gera mintis. Aš matai, kur noriu krypti mintį. Aš matau, kad žmogui šiam laikė yra tov gyventi. Su mane? Nežiūrint tų aplinkybių, to viso, kas vyksta aplink mus. Žinai, Katrina, aš to pasakysiu, aš žiūriu per langą, aš nesidžiaugiu to vaizdu, kurį matau per langą. Nei per vieną pusę langų, nei per kitą pusę langų. Nei važiuojant mašina,
Nebūna parduotuvė, aš nesidžiaugiu. Tai, ką mato mano akis, mane skaudina viskas. Mane skaudina, kas vyksta politikoje, valstybėje, mane skaudina, kad įvykiai, paskui tas kapšenėse įvykiai, toks košmaras. Ateina aukščiausi valstybės vadovai, rangę, uniformuoti, karinės vadai, atsistoja, moteris ir šaukia ant jų paskutiniais žodžiais. Tai ne tof, supranti, jei tai tof, turbūt rakainiai kalbantų, man tai baisu yra. Reiškia, kas yra, kad šitas pasaulis, jis yra klastingai gražus. Ir gražus su visais savo įvykiais. Ir pasauliui žmonėms tai, kas vyksta tofi yra, jie įsitraukia į tai. Tada jis kūrė Adomą ir kūrė Ievą. Kuria tą vienybę tarp jų ir vienybė yra. Jeigu tu pažiūrėsi iki to, kol net tai pasakė ir atsikando, tarp jų buvo tobula vienybė. Kai jinai pavedė jį į šoną, žiūrėk, jeigu paimt bausmę jo, tu matai, kad kenčia jinai. Labiausiai kenčia jinai. Reiškia, jinai ima tą naštą, to sprendimo. Ja, neatsakingo sprendimo naštą. Bet mes daugiau nieko apie jas nebegirdime. Iš to, kad jinai pagimdė vaiką, jo, kurį neužilgo nužudė. Reiškia, tai nelaimė nelaimės. Aš einu tada į esmę jau, neriu, jo. Jeigu tavęs paklaus, tu girdėjai tas kalbas, kai žmonės pasakoja, kad mirė jie mato tunelius, jie mato šviesas, jie juda tuneliais. Tu skaitai tokių kalbų, žinai, jo? Tu girdėjai daugmaž, ką jie kalba tie žmonės. Prisimeni taip, kas labiausiai įstrigo, ką jie mato? Nu, labiausiai tokiam žmonėm įstrigo, tai be abejo tas šviesos tuneliuose, kad jie kai kurie matė savo mirusių artimųjų, kurie jų laukia. Nežinau, daugiau nieko, nes... Laukus girdėjai apie tai, laukai? Nu, tai žiūrint, kokie žmonės mes turim omeny, nes jeigu imti liudijimų krikščionių, tai yra dviejų tipų turbūt liudijimų. Yra liudijimai, kurie tipą, nu, taip sakysim, Niva, nes mes galim tik pasitikėti. Niva mato rojų dangų, ar kaip jie tai suprato, jau ten su angelais, su savo mirusiais kažkokiais teisysis artimaisiais ar taip toliau. Kitigi mato atviršiai, kančias, pragarą ir visą kitą. Tai dvigos pasirinkimas, bet aš kalbu, dabar mane domina tie, kurie mato gerus dalykus. Taip. Ja? Kaip tu manai, ką jie mato? Kas tai yra, ką jie mato? Paulius sako, aš buvau trečiame danguje, bet tai, ką aš girdėjau paslaptingus dalykus, bet man neleisti jų kalbėti. Dabar šitą kartą jinai pasakoja, jinai mato, jiems tas draudimas nuimtas. Taip? Nuimtas. Nėra draudimo kalbėti. Nes neklausimas. Jeigu jie būtų draudžiama kalbėti, jie kalbėtų. Tai arba jie nieko nemato ir blifuoja, arba jie mato, draudimas nuimtas. Ir įdomu, irgi būtų galima galvoti, kodėl draudimas, jeigu jis nuimtas, žinai. Bet kaip tu manai, kas tai yra, ką jie mato? Neturiu supratimo, ką jie mato. Noriu duosiu savo versiją įdomi. Tokia detektyvinė versija. Norus, prisiminimus. Tai, ką jie geidžia. Katrina, jie mato naują dangų ir naują žemę. Ten eina išgelbėtos sielos. Ja? Į naują žemę. Eina pas Kristų. Ir jie eina ne tiek, kad į jo karalystę eina. Į jo karalystę. Čia dar ne bažnyčia. Jie mato milžinišką teritoriją, kurie renkasi išgelbėtos sielos. Dabar išgelbimo koeficientas yra milžiniškas. Jeigu tai paskaityti, kad išgelbimas yra bandytas ant kryžiaus dėl vieno sakinio, toliau išgelbimas žmogus dėl stiklinės vandens, tai galim suprasti, kad koeficientų, kurių bus dauginamos sielos, išganimo prasme, bus milžiniškas. Ta prasme, į karalystę sistemą ateis visi, kur pradeda mažutėlį tokį judesį į teisumą, į gerumą, į pasigailėjimą, į užuojautą mokiniams ir Kristui. Ne apskritai, kad tu maitini tiesiog bedalius, bet į mokiniams, į Kristų. Tau garantuotas užmokestis, jeigu tai iš širdies. Pirmas man teiginys, kad mes matom ten naują dangų ir naują žemę, kurios mes laukiame. Dabar antras teiginys. Kasgi ten yra ta teritorija?
Ir antras mano teiginys yra, mes matome ten originalą to, kas yra sukurta Dievo. Ta prasme, mes matom žemę, kurioje mes gyvenam, matom kaip sugriautą, išdraskytą, suplėštą teritoriją. Mes matom medžius, kurie primena kažkada didybę medžių, bet to mes šiandien nematome. Miškai iškirsti, išdraustos, tai upės dvokiančios ir panašiai. Viskas tik sugadinta. Žemė pripilta nekaltų žmonių kraujo, kuris visas šaukėsi. Ir turiu, kad mes gyvenam dvasinė prasme Černobylyje, kur kiekvienas žingsnis išplaisto žmogaus krauju. O pavyzdžiui, mes gyvenam senam Bučeliškės dvare, jo, ir čia ateidavo partizanai, kaip sakiau, ir jie čia aplinkui išlieja savo kraują kažkur. Ir tas kraujas iki šiol šaukia dėl teisingumo. Išau, kaip ilgai viešpatie, kaip ilgai tu kentiesi ir net keršinsi už mus, nekaltai nužudytus. Kai mes matom karalystę, kuri vieną dieną ateis į žemės teritoriją. Šita žemė, jinai bus sudeginta ugnimi. Ji netinkama gyventi. Ta prasme, ji tinka gyventi tokiam bėdžiam kaip mes. Bet naujam kūnui, Kristo Jėzuje, naujam tam pagal jo atvaizdą netinkama gyventi. Net išgelbėtom sielom netinkama gyventi. Aš nekalbu apie bažnyčią. Kada Dievas kūrė Adomą, jis jį sukūrė, jie susipažino ir Dievas pamatė, kad jam nėra gerai tokiu būdu, jam reikia ko padėjėjo. Šitas žodis padėjėjas, vairuotojas ir vairuotojo padėjėjas. Tai bebinčiukas kažkoks sėdi šalia padėjėjas. Apie moterį. Ne. Kada jis naudoja šitą žodį moterį padėjėjas, yra geresnis netgi kaip jisai. Aš jam duosiu padėjėją, tokį padėjėją. Jam viską pasakys, jam patars, palaikys. Jeigu mes matom hebrajiškai tradicijoje, kad kaip Abraomo žmona, tarkim, kad stengiasi jam padėti, taip? Ar Jokūbo, ten Rachelė, kokia, ar tiškai padėti jam. Bando jos moteris visuomet tautoje padėdavo savo vyrams. Jos palaikydavo jos visais atžvilgiais. Tai va tokio buvo Ieva, sukurta va tokio lygio. Tai jinai, kaip skaitau, tas paskutinis tas štrichas žmogaus kūrime. Dievas paima žmogų, tarsi jį padalina, bet vidinės ryšius sujungia į vieną. Ir kai eidavo jie abudu po sodą, Katarina, jiems buvo taip gerai, jie taip pratęsdavo viens kito mintį, jie taip gerai sutardavo, kad jie viešpatį pamiršo. Mes nebegirdim, kad su juo šnekėtų, jis nebeteina pas juos, jie vieni šnekasi, jiem tof. Jie kalba, aiškinasi, žiūri, jie mato, jie džiaugiasi, jie sukabinė už rankų, jie vaikšto. Jų artumas buvo kaip vieno žmogaus artumas. Ten jokio intimumo, jokio nieko. Jie džiaugiasi vienas kitu. O mums dabar sunku suprasti, kaip tos dvi esybės, jo, pradumo vyriškas ir moteriškas, tas žmogus vienas, ant kiek jis buvo vienas. Ant kiek jam buvo gerai. Aš kaip dabar galvoju apie mūsų šeimą, apie mūsų vaikus, aš matau tą vienybę. Ta puikia vienybė. Žinai, kada tu pradedi sakinį ir kažkas šeimoje jį pratęsi. Tu pastebėjai? Koks brangus tai dalykas. Aš pirmą kartą gyvenime pradėjau taip, į tai vertinti. Vat vienybė šeimoje, sako, vienybė šeimoje. Kodėl? Kad vienas yra diktatorius, o kiti tokie patchaluoja, žinai. Todėl, kad santykiai labai artimi. Vat vieno žmogaus santykis. Galima pasakyti, kad šeima tai yra vienas žmogus. Sujungtas idealiais vidaus ryšiais. Ką daro Dievas? Dievas ima revanšą. Jeigu pasakyt, kad batalija, kosminė batalija, kuri vyko konflikte Liucifero išstojus prieš Dievą, kai jis nusprendžia ne tik tai, kad nepaklusti jam, bet pakels savo sostą aukščiau Dievo sosto, įvyksta pirmoji kosminė batalija. Ir jis ištremiamas iš trečio dangaus. Jis ištremiamas į antrą dangų ir galų gale jau Jėzus laikė tremiamas į pirmąjį dangų, čia aplink mūsų sukinėjasi, tie sostai visi. To nepakako. Dievas suprato, kad šito nepakaks. Sako, varga žemės gyventojams dabar, nes jis numestas į žemę.
Aš sakau, mačiau jį kaip žaibą krembiantį į žemę. Ir jis pirmą doktriną, ką jis darė, visur kalbėjo, išvarinėkite juos, suriškite ir varykite juos į pragarą. Jo? Tai labai svarbu, kovokite su jais. Paulius kalba, apsiginklokit visais Dievo ginklais, skydas, kalavijas, šalmas, diržas, batai, viskas turi būti ginkluotė. Kova vyksta. Mes gyvenam baigiamajam etape. Baigiamajamas etapas prasidėjo nuo Kristaus prisikėlimo. Nukryžiavimas, tai dar nebaigiamas prisikėlimas, naujo etapo pradžia. Naujas etapas yra kovos laikas, mes gyvenam karo laike, bet ne taikos. Ir iliuzija, tos taikos, ten neįmanoma, visur tik iliuzija. Ukrainoje ir iliuzija, Irane iliuzija, Rusijoje iliuzija, ten niekuomet nebus taikos. Mes įėjom į totalaus karo laiką. Garsės ten, tai ten, tai ten. Dabar tiesiu mintį. Taigi, kai Dievas sukūrė Adomą, jis sukūrė Ievą. Ką Dievas daro revanšo laike? Jis nori pribaigti šėtoną, priversti jį nusiųsti jį į jo tikrąją gyvenimo vietą. Tai bedugnė. Tam jis apginkluoja savo išrinktuosius ir pašauktuosius. Tu pažiūrėk, kas buvo su mergelėm. 10 mergelių, jos tiesiog, nei tų žibintų, nei tų lempų, nei tų aliejus. Ten toks chaosas. Argi taip reaguotų mergelį, kuri laukia jaunikio? Supranti, ar taip? Ar taip tu lauki manęs? Tai kažko sėdi, krapštaisi, ten, žinai, ten atvažiuoja, tai gerai, žinai. Neužmiršk, kad vieną tai visus pašaukė. Matai, dabar kas tą vieną... Kelkytis į jis artėja. Jo, tai buvo balsas toksai jam, trimitas ir balsas, kelkytis artėja. Laukime tikrajam yra naujoji Chava, naujoji Ieva. Procese Dievas pradeda kurti dabar pats naują draugą, kurią myli kaip savo žmoną, sako. Dabar kai žmona, tai yra savas kaip metaforas. Visi galvoja, žmona, tai Dieve, tai kas čia bus dabar. Ne. Naujoji Chava, tai Adomo prototipas. Adomas turėjo save kitokiam pavydale, kuris buvo dar įdomesnis. Kodėl aš sakau, Katrina, ką tu apie tai galvoji? O ką tu matai galvoji? Katrina, man įdomu, ką tu matai. Kodėl? Bet man įdomu tavo aspektas. Tavo požiūris, man reikia tavo akis, tavo klausa. Kaip tu tai matai? Man tai labai svarbu. Aš noriu matyti pilną vaizdą arba pilną vaizdo analizę. Dievas dabar šį kartą, kaip sakiau, jis savo nuotaką uždengtų veidų atvedė į savo apartamentus. Tai pirmas dalykas, aš vis galvoju, kad pirma bus paimta bažnyčia. Nuotaka, paslaptinga nuotaka. Mes nežinom jos nei skaičiaus, nei vardų, nei pavardžių, nei asmenų. Mes žinom, kad tas naujas objektas, jo naujoji Chava, naujas draugas, kuriais myli kaip savo nuotaką. Jo? Nuotakos vardas minimas Izraelio tautoj, Dievas ir nuotaka, visuomet buvo Dievas ir Izraelis. Taip? Galų gale jis prasako per pranašus, Ezekilį ir kitus, kad mano nuotaka yra kekšė. Ir jam nuo to baisu. Dabar reikia suprast, kad šventas arba kadoš, reiškia atskirtas ir kitoks. Taigi, Dievas yra atskirtas nuo žemiškos suvokimo, kitoks. Jis nepaprastai skaudžiai reaguoja į visokį išdavystę. Tu pastebėk, kabo ant kryžiaus 2 žmonės, abu banditai. Vienas jam sako, paimk, sako, toj pat būsi su manim. Jo? Vat kiek nedaug reikia. Bet kai kažkas įsižada jo, aš sakau, aš tavęs įsižadėsiu. Taigi, Dievas nepaprastai rūpestingai žiūri į tarpusavio santykius, į detalės, į virpesį tavo širdies. Kodėl toks brangus yra Kairos laikas? Nes Kairos laike Dievas skiria tau susitikimą sode ar mūšio lauke. Bet tai nesvarbu. Kodėl? Nes kada Kairos laikas yra tau, Dievas sukurs tau tobulas idealias Kairos aplinkybės, Kairos pokalbį. Ir jis to nesišvaistys, jis tau dabar, tu nenausijėmės, dabar ką žiūri, kad televizorių, jo kažką tvarkaisi, kalpoja malkas, ar ten kažką remontuoja mašiną, aš kitą kartą ateisiu, Jonai, nepergyven. Jis kitą kartą neteis.
Ir kai tu išgirsti ar pajunti Kairos šaukimą, mesk viską, eik sutikimą su juo. Nebūk kaip ta kvaila mergelė, kuris, kitą kartą įspilsiu aliejus, kitą kartą aliejus nebus. Taigi, tu eini į savo Kairos laiką pas savo viešpatį iš visų jėgų, nežinai, kad tų sutikimų daug nebus. Dabar, jeigu į viešpats ateidavo, Mešiachas ateidavo pas Adomą, saulė nusileidus, kai jam būtų patogiau kalbėtis, daugiau išlygų nėra. Jis gali ateiti tuo laiku, kada jis galvoja, kad tu tinkamiausias pokalbiai. Gal tu galvoji, kad dabar kaip tik labiau nepatogiausias laikas. Greičiausiai. Jo, o jis sako, ne. Dabar kalbėkim. Dabar. Parodyk man savo meilę. Parodyk man savo ištikimybę. Parodyk man, kaip aš tau esu brangus. Palik aplinkybės, kurias esi, kokios bebūtų. Ateik sutikti su manimi. Aš tau ką pasakysiu. Dievas stato, jis nepatikėjo bažnyčią. Bažnyčia nepastatai, Dieve tu apsaugo. Nepastatai, ne rūbai, ne kepurės, ne kryžiai ir ne kalnai. Bažnyčia tai slapta institucija. Tai kažkoks sistema, jo karkasas, kuriai stato. Kada Paulius kalba ir Petras kalba, gyvėjo akmenys atidengės, palauk, sakai Petrai, tai palauk, būk žmogus. Pasakyk detaliau. Kaip aš tą statydintis turiu, kokiu būdu, žinai, kokim bokam, jo? Tai kokiu būdu aš turiu statydintis į tą šventiklą, kaip čia, taip, ar viršumą, horizontalį, vertikalį, kaip man pajudėti, tik tai ne instrukcija, tai mislė. Visas šventas ratas nesibaigianti mislė, ką mums reikia įminti, ir tu jos niekuomet neįminsi, nesu toks išminčius kaip Saliamonas, neįminsi. Tau reikalingas Dievas, tau reikalingas mokytojas, tau reikalingas šventoji dvasia, kaip apreikštų tau žodžius. Nes jeigu tu skaitai šitą knygą kaip raides dėliojo, tu numirsi nuo šitos knygos. Nes tai nužudo, sako. Joksiškai, palieka tau knygą ir gali nužudyti. Geriau sako, tau nežinau, tai čia parašyta. Negu jau sužinai, nusuknut, ką sužinai. Reiškia, kiekviena mūsų raidė atverta Dievo, kiekviena sąvoka nauja priimtina mums yra teismo valanda. Mes galim būti kaltinami pagal ką pažinom ir nedarėm. Jeigu mes esam tinginiai ir kvailiai, tiesiog atmetami viskas, tu paliekime už durų. Dabar už durų palikti ką reiškia, kad išbandymų metą, tie 7 destrukcijos metai pasaulyje, reiškia, va tos kvailos mergelės bus paliktos tiem 7 metam. Jos ten trinsis tom košumarė. Kad suvoktų, dar apgalvotų, ar tau reikalingas jaunikis, va kokiam pavydaliais tau yra, kaip draugas jo, ar nereikalingas. Apgalvok dar kartą. Aš tau duodu laiką apsigalvoti. Štai tau 7 metai. Apgalvok viską ir nutark. Ir jeigu nutarsi, kad aš tau reikalingas, belskis į vartus, iš to atidarysiu. Dabar tos protingos jos buvo paimtos. Iškia, pirmas paimimas yra bažnyčios nuotakos, antras yra draugių. Viešpats paslapty stato savo bažnyčią ir ne visuomet su juo. Bažnyčios čia nėra, jinai ten. Niekas negali pakenkti bažnyčiai. Nuo tada, kai jinai buvo pastatyti, nuo pirmųjų mokinių, nuo pirmo Petro pamokslo Jeruzalėje, bažnyčia buvo statydinama. Dabar toliau. Tai, kad jis nepaliko instrukcijų, tai reiškia, tau tai ir nepriklauso žinoti. Nes tai, kad tu žinai, tu kaip gyvas akmuo turi leisti statydinamas. Toliau jis pasakė, kai kurie dalykai man tavo gyvenime nepatinka. Kokie dalykai, viešpatie? Paskaityk įdomi instrukciją. Įsigilink instrukciją. Galų galėjau, taip yra, paimk Mato Evangelijos ir pasižiūrėk kalno pamokslę tą, kas tau netinkama. Ten bus surasti tuos kampus, kur turi nusišlifuoti, nusigramdyti. Arba pasakyti, kad viešpatie aš noriu, bet negaliu. Padėk man nugramdyti tos šonus. Jis pasakyti, taip, pasninkas ir malda. Ir tie dalykai atkris. Jo? Taigi, čia yra tokia kaip dvilypis veiksmas. Aš darau, kas nuo manęs priklauso, kad keis save ir aš stengiuosi, į Dievas mato, stengiuosi ar nesistengiu, bet aš stengiuosi, aš nenoriu. Matai kaip yra, mes šito laiko žmonės yra totaliai sugadinti. Absoliučiai iškliupusi proto. Nes, žinai, kada kalba žmona ir vyras, tu kažką vieną įsivaizduoji. Bet ne apie tai kalba iš vis. Moteris yra
vyro draugė. Vat štai santykiai. Draugai, du draugai, vienas asmuo. Taigi Dievas stato savo draugą. Mes turim klaikų vertimą, tas bažnyčia. Kas per žodis, iš kur tas žodis atėjo į lietuvių kalbą? Eklezija, taip? Ekleziškas surinkimas. Tai reiškia, nesusirinkimas, kaip sakė man baptistų pastorius, vyskupas, Donatai, tu neteisingai supranti, bendruomenė tai nesusirinkimas, jūs nesusirinkat, viešpats jūs surinka. Ir aš galvoju, ką čia šnekant, koks ten skirtumas? Skirtumas. Taigi, eklezija yra surinkimas, jis surinka mus gyvuosius. Ir lyg akmenys, mes nesam akmenys. Bet lyg akmenys, kad suprastum sistemą, jis statydina mus į sistemą, jis stato mus, jis kūrė naują kūrinį, naują eklezijos sambūrį, kurį kažkada apreikš pasauliui ir pasaulis bus pritvirtas. Laiškas Hebrajams 12 skyrius. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno, bei gyvojo Dievo miesto. Tai reiškia, mes matom kalną, landšaftą ir landšaftą miestą. Taip, du dalykus. Taigi, aš sakiau, kad tie žmonės yra prie kalno. Bet dar yra miestas. Taigi dar yra miestas. Dabar toliau. Kablelis, dangaus Jeruzalės vardas miesto. Prie nesuskaičiuojama 1000 angelų iškilmingojo sambūrio. Išgirsite, kas mūsų laukia? Ten tas vaizdas, kurį tu matysi tą dieną. Prieš tu matysi landšaftą. Kalnai, tolumas, žemumos, upės, jūros. Tada pasuksi galvą viešpatie miestas. Miestas. O aplink miestą nesuskaičiuojami miriadai angelų, kurie mirga aplink jį. Toliau, kad tu matai, iškilmingą sambūrį prie danguje įrašytų pirmgimių bažnyčios. Aleliuja! Aleliuja! Ir staiga mes matom jo bažnyčią, jo draugą, pašauktą, išrinktą, nuvalytą, pastatytą, tobulą, naują kūrinį. Kas tai bus? Kokie mūsų ir jo bus santykiai, mes nežinom, net suprasti negalim. Mūsų protelis, ta košytė geltona, jinai per menka, kad tai suprasti. Bet va tą dieną mes suprasime jį pilnai, kaip jis pilnai supranta mus. Mes suprasim visą gelmę angelų, gelmę nuo dangaus, gelbė šventyklos ir bažnyčios, mes suprasim, mes kažkur būsim jame, kas būsim, kaip būsim, tai paslaptis, sako, didi paslaptis, tokia paslaptis, kurios įminti mes šiandien nepajėgus ir nereikia. Nereikia būti tokiam snobui, lysti ant viską, nieks nežino datos, bet aš žinau, vasario 16 ar 17 tai tiksliai, melagis, melagis, nežinai tu, nežinai. Ir bent atgailautų tie žmonės, kurie kalbėjo datą, bet atgailautų, bet atsiprašytų, neatsiprašysta, rūpės, kuris norės datą, supranti? Tai mes nežinom datų, nežinom, ir nereikia to datos tau žinot, ką tau tą pakeis. Jo? Mes nežinom, jeigu kalbant apie tą laiką, gražiai Dievo, prie visų teisiųjų Dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių. Va čia momentas yra, ištobulintų. Kur mes tobulinamės, ką? Kas mus tobulina? Kaip tu manai? Aš manau, mes tobulinamės dar Čia. Kas mus tobulina labiausiai? Šventoji dvasia. Taip, tai yra mokytis, kuris mums padeda suprasti, kas vyksta. Bet mus tobulina, aš manau, jo, kad mus tobulina sunkios aplinkybės. Arba palaužia. Ką? Arba tobulina. Tobulina. Sunkios aplinkybės mūsų gyvenime tai yra mūsų draugai. Žiūrėk, kodėl dabartiniam laikė tiek daug sukinančių aplinkybių. Dievas neleis jokiam brudui įeiti į šitą stebuklą. Supranti? Jis daugiau nepadarys klaidos. Hava, naujoji Hava,
neturės tų bruožų, to per lyglio smalsumo, žinai, žingeidumo motiško. Ir tą noriu, ir tą, man reikia viską žinoti, ne, aš nemirsiu. Negi pasakė, kad mirsiu, ką reiškia nemirsiu. Ne, man pasakė mano draugas, kad nemirsiu. Tai kas tavo draugas? Mešiechas? Adomas? Arba tas būtybė? Jo? Tai nuspręs galų galę, su kuo tu, nuspręs, tu ir mes, sutark su kuo tu eini, nes jeigu tu dar nesupranti, su kuo tu eini, tai pražūsi. Taigi, naujoji Chava, va tas eklezija graikiškai, jo, jinai apsisprendus. Jinai su juo iki galo. Iki galo. Ji nori išvysti šitą dangų, tą grožį, nori sudalyvauti tam buvime. Vat, jinai tame. Ir mes ten jau esame. Jeigu paimti tą prasme, mūsų dvasią, ištobulintą dvasią, mes su juo ten. Mes ten kokie tai buveinė jau esame. Buveinė, žodis buveinė, nežinau, baisus žodis. Bet, aiškiai, tokiam objektai mums sukurta mes esame. Kartą aš mačiau sapnavau tokį sapną, Katerina. Aš mačiau tą miestą ir jo gatves. Gatvės buvo beveik tuščios. Nes aš galvoju, kur žmonės, ką veikia. Visi mieste buvo sistemoje. Jie kažką veikia, kad dainuoja, kažkas viduje girdėt, kažkas kažką rašo, kažkas diskusijos vyksta, miliško dydžio namai, pilni namai žmonių, gatvė nieks nešliaužia. Ten vyksta įtemptas veiksmas. Aš įsivaizduoju, kad eklezija, jie vaikščios su Kristumi po visatą, išeis iš ribų ir kalbės toliau, kaip mes tą aplinkinę erdvę užkariausim, ką darysim su ją. Koks sprendimas? Mes vaikščiam su juo to globaliu kūnu po visatą ir spręsime naujus klausimus, naujas užduotis. Istorija nesibaigė. Po to momento, kai jis paims savo bažnyčią galutinai, visus surinks, mes mirsime, priskelsim iš mirusiųjų, jeigu tai bus, aiškia, ir ten pateksime tada, mes įdėsime su juo ir mums nauji uždaviniai. Naujos aplinkybės, nauji horizontai. Kažkas bus nepaprastai gero. Bet mes einam į visą tai šiandien per labai sunkų laiką. Ką tu gali apie tai pasakyti? Ant kiek jis sunkus laikas? Ką tu pastebėjai? Aš manau, tai laikas apsisprendimų. Tame yra sunku. Ir tame mes grįžtam prie to, nuo ko pradėjom, žinai. Nuo to, kas yra tof mūsų gyvenimas. Nes jeigu pažiūrėti į tai, kaip tai mums rodo šventas raštas, o ypatingai kaip tai išsirutuliavo jau Jėzaus laikais, mes supratom, kad tai labai toks didelis klausimas. Nes, tarkim, nevalgyti 40 dienų ir po to pavalgyti duonos, tai šiaip tai tof žmogų. Ypatingai, jeigu tu kaip Dievas mus gali iš akmens padaryti savo duoną. Jo. Neužsimušti, krisdamas ir išgelbėti savo gyvybę, tai tof normaliam žmogui. Jo. Valdžia, karalystė, šlovė, per visą šventą raštą tai buvo Dievo palaiminimas šiaip tai. Ir troškimas visų. Jo, ko buvo palaimintas Dovydas? Karalystė, valdžia, šlovė. Saliamonas karalystė, valdžia, šlovė. Kas buvo atimta iš Saliamono vaikų? Karalystė, valdžia, šlovė. Jo, kaip bauda. Bet Jėzus, jis labai įdomi. Žiūrint tai, kad visa tai tof, jis kelia klausimą. Jis nesako, kad tai ne tof, tarp kitko. Jo, jis nesako, kad duona tai tam blogis, jo, ar valdžia ir karalystės tai blogis. Jis kelia klausimas kitaip. Ar tai iš Tėvo duota? Jo, jis kelia kaip tą klausimą iš horizontalios tokios plokštumos į vertikalį. Jo, tai tof, bet ar Tėvo duota? Ir vat aš manau, tai tas labai įdomus atskiras taškas, kurį ir mes savo gyvenime visą laiką kažkaip turim turėti omenyje. Jo, daug dalykų ateina į mūsų gyvenimą, kas, normaliai žmogui bus tof. Jo, bet ar tai Tėvo duota? Ir iš Tėvo tai ateina? Jo, ar tai iš Tėvo rankų? Jo, nes jeigu pažiūrėsi galų gale kryžius, tai visiškai ne tof, žinai. Visiškai ne tof. Jo. Ir joks normalus žmogus nenori būti nukryžiuotas. Ir Jėzus nenorėjo, jo. Jis meldžiasi Getsemano sode, jeigu galima, tai būtų taurė praeina, bet tavo valia nemanoma. Ir kai man tai iš Tėvo eina, jis priima. Jo, jeigu tai iš Tėvo, reiškia tai, ką reikia priimti. Taip, su visa drąsa jis pasitikėjimą Tėvu. Galų gale,
kai Petras ateina, jis pradeda pasakoti savo mokiniams, kad jis turėti Jeruzalį, būti nukankintas, suimtas. Pirma normali reakcija Petro, ne, jokių būdų mokytojų taip nedarė. Tai netov. Tai netov. Ne. Bet Jėzus reakcija. Jis sako, šalin nuo mane šito tu mąstai žmonių mintimis. Jis sulygina žmonių minties eigą su šitono krypties mąstymu. Ir tai labai toks, žinai, skambutis. Jo? Vat tas tov mūsų gyvenime, ar iš tikrųjų tas tov jau iš Dievo duotas. Tai labai reikia, man atrodo, ypatingai šiais laikais labai savo atsakyti tą klausimą kiekvieną kartą, kai kažką ateina į tavo gyvenimą, kad tu įvardiji kaip labai gerą savo gyvenimą. Matai, čia labai įdomu, tai tu sakai, aš tau pasakysiu, aš labai žiūrėjau laiškus Pauliaus ir Paulius kalba kryžiažodžiais. Ir tų kryžiažodžių, tu supranti tą tekstą, supranti, mes elementariai baigiam ten mokyklas ir kai kurie net aukštasis sugebėjo baigti, supranti. Ir ne vieną, kai kurie. Bet tu skaitai tos kryžiažodžius, sakai, netov. Aš suprantu, aš galiu išmokti testą mintinai, bet tai nekenčia manęs tas tekstas. Mechanika. Pauliau, mechanika, principas, kaip pasikeitimai vyksta. Ir vienas labiausių, galbūt tokių subtiliausių Pauliaus laiškų, pačių tokių humiliate, tokių, kad Paulius nusižemina, pasilenkia ir kalba Timotiejui į ausį, tai laiškai Timotiejaus. Jis aprašo daugelį principų. Jis aiškina, kas vyksta Himenėjom, kas vyksta su Aleksandru. Jis sako, atidavėjus velniui. Žinai, tai reiškia, jis kalba, kokie bus laikai sunkus ir kuo jie bus sunkus ir kaip bus sunku elgtis. Na, tai jau čia net tu supranti, tas, kaip tu sakai, atskirti tėvo ar ne, tu matai, kad kodėl tiek bus daug pasiūlymų. Nes jis pagal tai, kai jis ten kalba, tai dauguma pasiūlymų bus netov. Bet tie, kurie tau siūlys, gali viską tai gerai. Bet tu, kaip koks psichopatas, sakai, ne, man to nereikia. Aš to neprimsiu, aš ten nedalyvausiu, aš ten neisiu, aš ten rankos nekelsiu. Kodėl? Nesupranti tau, kaip Dievo sūnų, tai bus mirtis. Ir tu keistai atrodai. Atsiminė, mes vieną laiką kalbėjome apie naują kaltinę krikščionizmo. Tai reiškia tas, aš matau tame preliudiją didžiojo kaltinimo, šventųjų susirinkimų. Kaltinimai paruošti. Dabar aš tau garantuoju, kad jie yra derinami su įstatymu. Kaip tą fanatizmą arba krikščionizmą paversti antivalstybinė veikla. Ja? Kaip įvardinti įstatymą nubausti. Jie nelabai domisi, kaip kenkia lietuvių tautai ir valstybei tie prorusiški elementai. Tik dabar, po daugelių metų, pirmieji žmonės laimi bylas prieš rusofilus, kurie kaltino juos kalbant, kurstant tautinę santaiką. Lietuvis Lietuvoje, kai jis bandė kalbėti, kad jis myli savo tėvynę, o šitie žmonės yra blogi, jie buvo apkaltinti teisme, iki šiol buvo kankinami teismuose. Na? Tik dabar pirmos bylos, jie laimi pirmas bylas. Tai kiek metų mes čia kentėjom. Reiškia, tai, kas vyksta aplink mus, mane labai gąsdina ir neramina. Bet, Katrina, aš turiu paguodos žodį. Nežinau, sakyti ar nesakyti, dabar subėti. Nebijau nesakyti. Nesakysiu. Jeigu mes kalbam apie tai, kaip atskirti ir kas yra tie kryžiažodžiai apaštalo Paulių, mes visgi kalbėjom su tavim apie tą mokytojų knygą, kuri šis tokia labai netipiška jau šventam raštui, nes, tai knyga, kuri, kaip sakyti, labai daug neigia. Ta prasme, jinai, taip, mūsų paprasčiausia kalba, galim pasakyti, tai depresuota tokia knyga. Taip. Taip. Ir didelis klausimas, o ką jinai iš vis šventam rašte, kodėl jinai ten, ypatingai, kad jinai kanoninė knyga. Labai yra daug niuansų, kurie mums nematomi, nes mes nežinom originalios kalbos. Nes tai vienintelė knyga visam šitam rašte, kuri naudoja labai įdomų terminą, kurį net neįmanoma normaliai išversti kažkokiu vienu žodžiu, nei lietuvių, nei anglų, nei kažkokia kita kalba. Nes jeigu mes labai dažnai matom žodį tov,
toj knygai, jo, turbūt netgi gal daugiausiai per visą šventą raštą. Jo? Ten buvo paskaičiuota apie 52 kartų. Panaudota žodis tov, toj nedidelė knygai. Visoje knygų Ekleziaste ar skiriu vienam? Ne, visam Ekleziaste. Knygoje. Visam Ekleziaste. Bet apie 10 kartų ten naudojamas žodis, kuris nenaudojamas niekur šventam rašte daugiau, tai yra žodis įtron. Jis išverčiamas mums kaip nauda, arbūt kažkokiu tokiu būdu, jo, ar pelnas, nes tiesiog nėra kaip jį išversti. Visa knyga, ta mokytojo knyga, yra apie tai, kad surasti tas įtron, kurį jis neranda, o randa tik tov. Nes tov tai yra gėris, kuris laikinas. Tov tai gėris, kuris nykstantis gėris. Tas, kuris... O įtron, tai, sako, o kas lieka po to, kai tai nyksta? Jo? Ar lieka kažką žmogui? Ar lieka kažką? Todėl tai sako, o kokia nauda žmogui iš viso to triūso? Jo, dažniausiai taip išverstamas. Tai vat ne nauda, o vat tas... Kas lieka po to? Ta išlikamoji vertė. Jo, išlikamoji vertė viso tavo gyvenimo. Jo. Ir visą knygą tai bandymas jo surasti šitą išlikamoji vertė, kurį jis neranda. Tame prasme galim pasakyti, kad tai knyga, kuri užduoda didžiulį klausimą visam šventam rašte, į kurio atsakymą duoda tik Kristus ir Evangelijos. Jo? Nes būtent įtron tai ir yra lobis danguje. Jo? Kraukite lobis danguje, tai tas lobis, kuris nematomas kažkame prasme ir tik tai, su kuo tu ten ir eisi, jeigu tu dangaus karalystėje per... Jis nemažėja, nesikeičia. Jo. Ta prasme galima taip drąsiai turbūt pasakyti, kad jeigu tu nori sužinoti, kas nėra dangaus karalystė, paskaityk mokytojo knygą. Ten bus aprašyta visas tas gėris, kuris nėra dangaus karalystė, bet jis yra šio pasaulio, kad visi sako, aš einu pažvelgti, kas yra po saulė. Jo? Kas šito pasaulio, tov supratimai. Jo? Bet tai nėra tai, tas įtron, kuris eina ir išlieka mums, kad eiti dangaus karalystė. Yra dalykų, kurie man, pavyzdžiui, labai patinka tam dalyke. Kaip tu sakė, reiškia, tas tov, reiškia, man patinka, samatiškai, kuria prasme man patinka. Aš labai tikiu tuo, kad šitam nelemtam laike, kurį mums teko garbė gimti visiems, matyti savo akimis, girdėti ausimis tas bjaurastis visas, žinai. Labai įdomu, aš nesnei kalbėjau su jaunu žmogumi vienu, kuris man sako, tu žinai, paskambino mano senas draugas, parašė žinutę man senas draugas ir sako, žinai, kas antras žodis buvo keiksmažodis rusiškas. Jis sako, žodį du keiksmai, jis taip aprašinė savo gyvenimą. Tas jaunas žmogus, kuris man skambina, sako, aš skaitau tuos keiksmažodžius, jos sakinius ir galvoju, ką daryti. Ar pasiduot man jo kalbai, perėti jo kalbą, jo? Ir taip pat pasakyti, ko jūs tikite iš manęs, žodis keiksmažodis, ar išlikti tame, kame aš esu šiandien. Ir aš nusprendžiau neatsakinėti jam jo kalba. Nesutepti savo būties, kur yra kraštutinai gera, jo negatyviam ugnies emocijom. Neįleisti jo prakeikimų į savo būtį, į savo rojų, į tą mažas kairos aplinkybės. Ir aš klausiau ir galvoju, kaip nuostabu, kad tas jaunas žmogus taip skiria, ta prasme, savo laiką. Į viskam yra metas ir laikas viskam. Yra kitas būdas, tai kad kiekvienas metas gyventi ir mirti yra kairos laikas. Įdomu, kad ir hebrajų kalboje yra du laikai. Yra zman ir et. Zman tai kaip chronos, o et tai kairos. Ir tas mirties laikas yra et. Taip. Yra et. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą paskaičiau, kad mirties laikas lengvės užmirimą, aš galvoju, kaip tai vadinti visą tai šventų raštų. Aš skaitau, kaip koks beprotis palikė savo gyvenimą, karjerą, darbą, aš sėdžiu valandom, dienom kambarį, nieko neišeidamas ir mano kolegos kalba šiau iš proto. Bet aš negaliu atsitraukti tos knygos, man taip jinai patiko, bet kai prieinu prie tų vietų, kad mirties valandą miestų užmirė, aš galvoju, nesąmonė. Verčiam kitą puslapį, nenoriu grįžti jau tą Ekleziasto knygą. Bet dabar, kai skaitau, aš suprantu, kad ta mirties valanda, kur jau yra mano gyvenime,
Ta prasme, jo, jeigu yra mano gimimo valanda, iš kažkur yra mano mirties valanda. Ir aš einu į ją, ne kaip mirsi dabar, tu mirsi, ne! Aš galų gale įsivaduosiu šitą kūno, aš galų gale atsiskirsiu nuo jo, atsiplėšiu nuo jo, nuo tos palapinės smirdinčios ir pakilsiu pas savo viešpatį. Aš žinau, kad tam sukirsiu nedėlių nepatogumo savo aplinkiniams ir aš labai visų atsiprašau iš anksto. Bet aš noriu eiti pas savo, aš noriu būti jo eklezijoje. Iki galo, po galais nusibodo visą tą velniavą. Labai įdomu, kad kai ekleziastas kalba apie tai, kad yra laikas gimti, yra laikas mirti, mes dažnai kažkaip nesusimastam, kad šiaip tai gimimas tai procesas. Taip. Žmogus negimsta akimirksniu. Taip. Ir jis pastoja gimimu. Ir nemiršta akimirksniu. Tai procesas. Taip, procesas. Jo. Ir labai dažnai, kai mes skaitam vat šitą jo trečiam skyriui, jo tą visą, taip sakytų, laikus, jo laikas, ta laikas. Mes labai dažnai taip supratom, kaip sakyt, paviršutiniškai ir šiuolaikiškai, bet negalvojam apie tai taip, kaip tai galvoja tų metų žmonės, kurie tai rašo. Jo? Kaip pavyzdžiui, laikas sadinti ir išrauti pasodinti, čia ne apie ridikėlius, žinai. Ta prasme, nes ten išrauti ta prasme, kad išrauti... Kągi tu rausi? Reikiagi suprasti, kad to laiko žmogui buvo aišku, kad tu sadinai, kad tu galbūt vaisių net nepamatysi, o išrausi tai, kad galbūt net tu sadinai. Taip. Galbūt tai buvo tau brangu, bet ateina laikas tai išrauti. Taip. Savo gyvenimą. Kad kažkas neparagautų to, kad tu neišrauvė. Jo. Ir tai visai kitas kontekstas. Taip. Arba laikas mėtyti akmenis, surinkti akmenis, išmėtyti akmenis. Tai ne vaikiški žaidimai. Taip. Kas buvo akmuo žydų gyvenime. Ką daro Jokūbas pabėgęs iš tėvų namų. Jis pastatė akmenį ir padarė Dievo aukurą. Ką jis darė, kada išeidavo ir padarė sandorą su Labanu. Jis pastatė akmenų krūvą kaip ženklas jų sutarties. Tai buvo ženkliniai dalykai. Ir yra dalykai tavo gyvenime, kurie turi tos ženklus statyti. Ir Dievo aukurą statyti savo gyvenime. O yra dalykas ir tokie aplinkybės, kad ne. Tai labai tokie skirtingi dalykai. Mes juos dažnai gana paviršutiniškai, nes tai frazės, kuris taip jau šantiek užvalkytos su tom akmenim, žinai, kad nelabai kažkas ir suprato, apie ką čia kalba iš vis, žinai. Ir taip apie daugelį dalykų, apie kuriais kalba. Aš nežinau, galima net pažiūrėti kažkaip tai po eilių, žinai. Gerai, tu pačiak, dabar čia faktas, kas tai yra? Yra kokie istorinės dulkės, tokios šiukšlės, kalbos šiukšlės, istorinės šiukšlės, aplinkybių šiukšlės, jos užgalė mūsų tautą. Galų gale, ką mes turime? Buvo sukurta lietuvių kalba. Tokia bendrinė kalba vadinama. Ta bendrinė kalba buvo kalba, kuriama senai, 24 metai, kuriame ta kalba, nauja lietuvių kalba. Ir naujoji lietuvių kalboje mes pametėm reikšmes, senosios lietuvių kultūros ir kalbos kultūros reikšmes. Mes nebeturim tos reikšmių. Jinai tokia, tokia kaip pramoninė kalba, vadinkim taip. Ir iš vis buvo galvojama jau tam laikė, 24 metais, kad lietuvių kalboje, toj kalboje, neįmanoma rašyti eilėraščių, negalima rašyti romanų. Kad tai kalba, technokratinė kalba. Valdininkai sukūrė savo kalbą, kurią vienyje tautą. Iškent 4-5 valstybių daryti vieną lietuvių tautą. Tai aukštaičiai, žemaičiai, įduot jiem naują kalbą. Ir tu matai, kaip žemaičiai kamuojasi, lietuviškai šnekėm, jie kamuojasi, Katrin, jie kamuojasi. Mačiau kalbą žemaičiai. Tu matai žemaičiai, kokios gražios dainos ir kalba kiek graži, jie kamuojasi, ta bendrinė kalba. Mes nesikamuojam, nes mes esame tokie produktai jau lietuvių kalbos ir kultūros. Žinai? Bet mes pametėm pirmadės reikšmes. Ką rusai išsaugojo savo senajam vertime švento rašto? Iš vienos pusės, iš kitos, žinai, ta pati problema turi ir Izraelis. Taip. Tai pasakys tau kiekvienas žydas, nes Izraelis didžiuojasi be abejo to, kad kiekvienas mažas vaikas prieėjęs prie senų kažkokio ten. Gali paskaityti. Kiek tu gali perskaityti. Bet ar supranta, ką paskaityti? Bet ar teisingai supranta, nes prasmės pasikeičia. Ir mes labai tai matom, kaip tik šitai vietai jo ekleziastų, iš tų trečių skyrių, tas pirmos 7-8 eilutės, kuris kad duoti viso gyvenimo žmogaus, nuo Dievo įsikišimo tavo gyvenimo,
bendruomenės kaip savo atsaku į tos įvykius gyvenimo, galų galia tavo asmeniniai jo reakcijos į to gyvenimo ir taip toliau. Ir tavo išėjimas, tai globalus karas ar tai ką. Reikalas tame, kad kada raštas buvo užrašytas be balsių, jo? Kada jau po Kristus masaretai nutarė visgi tą balsifikaciją padaryti, jie padarė jį taip, kaip jie tais laikais jau suprato, jau po kelių tūkstančių metų po šito teksto parašyto, žinai. Ir jeigu pažiūrėti tekstą be balsifikacijos, mes matom labai skirtingų atspalvių ir variantų įmanomų šitam tekste. Jo? Netgi taip. Pavyzdžiui, laikas žudyti, laikas gydyti. Atsiprašau, kažkaip ir laikas tak žudyti, laikas gydyti. Jo? Bet jeigu skaityti tai be balsifikacijos, bet laikas būti nužudytam. Būt gali ateiti laikas būti nužudytam. Arba būti išgydytam. Jo? Ir tai keičia. Tai keičia supratimą. Yra pustonė. Aš klausiau, kai vienas judaikos specialistas kalbėjo apie žodžių reikšmės. Jis duoda kokias 5 reikšmės vieno žodžio, vienos minties. Taip. Ir kokį parinkti žodžiai priklauso nuo bendro konteksto. Dabar, jeigu tu žinai taip hebrajų kalbą, kaip hebrajai žino, tu supranti ir kontekstą. Taip. Kai tu lietuvis sako, eik tu savo. Tai tu galvoji, nelietuvis galvoji, o kur reikia eitas, nes eik tu savo. Lietuvis žino, ką aš eik tu savo. Tai taip yra hebrajų kalboje. Jie žino kontekstą ir žino iš tas, kaip kompiuteris, iš tų 5 žodžių, o šitą reikšmę čia tinka. Jis jau žino, vidinių žinojimų. Reiškia, nei vienas ne hebrajas, jis negali teisingai versti tų žodžių. Reiškia, mes šiandien matom kokį, kaip sako Paulius, prieš tokį nešvarų pilką langą. Mes langą žiūrim, kad tai judesius matom kažkokius būtybės judančias, bet tiksliai nematom, ką jie ten sako. Ir dabar šitam visam momente, kas belieka? 2 dalykai. Pirmas dalykas, ko man patinka visgi šitas dalykas, Saliamonas su savo išvadom, žinai. Kas belieka? Valgyti ir džiaugtis. Geriausia žmogui po dangumi, džiaugtis, valgyti ir gerai. Jo. Jis jau geriausias visam kontekste šitam visam. Galų galę nužudytam ar žudyti, bet jau kontekste visam pasidžiaugtam etapė. Ir aš įtariu, kad tai yra kažkoks paguodos žodis mūsų kartos žmonėms. Kad nežiūrint sunkių aplinkybių, nežiūrint to baisių veidų per langą ir televizorių, nežiūrint tų baisių naujienų, kuris viską ves ir gąsdinamus, mes turim sukurti šventės atmosferą savo namuose. Aš labai tikiu, kad artimas tai ne kaimynas. Artimas tai tu, tai mūsų vaikai. Štai mūsų artimieji, štai artimiesi. Ir tie, kurių sielas viešpas priartina prie mūsų. Ne kūnus, bet sielas priartina prie mūsų. Čia yra sunkus uždavinys, beveik neįmanomas uždavinys, nes sielos tikslas nėra atėti prie mūsų, bet prie viešpaties. Tu supranti, bet čia mūsų mažoji toj eklezijoje, mes turim būti labai arti vienas kito, vienybėje ir džiaugsime. Mes galim juoktis sunkiausiais laikais. Mes galim džiūgauti, jokas tai yra džiaugtis, švęsti. Mes galim šokti tokiais laikais. Ir aš sakyčiau, ką mes ir darom. Ir aš sakyčiau ir kitus mūsų žiūrovus, kad pabandyti sukurti tą džiaugsmo atmosferą savo namuose. Nieko nebijokite, mažutėliai. Kokį jūs įsigandote? Ar jūsų tėvas pritrūko jėgų? Ar jo rankos sutrumpėjo? Ar jo ausis nustojo klausos? Ar jo akis nemato? Ne, jis mato ir girdi jūsų maldas. Ir siunčia atsakymas jūsų gyvenimus. Viešpats nepaprastai arti šiomis dienomis prie mūsų. Mane šį rytą nustebino mano sūnaus pasakojimas. Sako, tėvelį, mes vakar kalbėjom apie maldą ir kad aš galiu melstis pranašiško sapno. Ir aš pasimeldžiau vakare, kaip jau miegoti. Sakau, viešpatie, duok man tokį sapną pranašišką. Ir tu žinai, ką mes sapnavau?
Aš sapnavau mano stovyklą, atėjo pirmieji žmonės. Aš sakau, seneli, va čia yra, va, būti viena šeimoje. Jeigu būtum sapnavęs kokias kaleidoskopą, supranti, ten kokį velnio ragą, ten Palangoje, supranti, ratą tą Palangoje, tai sakytum, tai čia ne mano sūnaus sapnas. Bet tu sapnavai tą patį, ką aš sapnuoju. Tu galvoji apie tai, bet aš galvoju. Va tai šeimos vienybė, va jie vienos minties yra. Supranti, ir jeigu, supranti, jei ta mintis yra klaidinga, tai kokia klaidinga ta šeima. Bet jeigu šeima stovi geroje mintyje, kokia laiminga ta šeima. Jinai vieninga visame, net darbe vieninga. Sako, tėveli, aš svajoju, kai mes užvėsim savo naują traktoriuką ir važiuosim per lauką. Seneli, ir aš pati savo svajoju. Ir aš pati svajoju, aš laukiu pavasarį. Aš ką noriu pasakyti, aš labai to tikiu, žinai, kad mes turim išmokti džiaugtis. Nežiūrint nieko. Mes turim išmokti triumfuoti. Mažoje aplinkybėse, savo mažoje šeimoje, mažam rate, mažoje eklezija. Mes turim išmokti kurti bendrą maldą. Ja? Mes turim išmokti sakyti visi kartu, Tėve mūsų. Mes neturim pasirinkimo. Ja? Tu manai, kad čia kažką pakalbėsi patirikus kampelį, tai čia bus gerai ir bus pakankam? Ne. To gal bus pakankama tavo sielą išgelbėti, bet tavo vaikų sielom išgelbėti to nepakaks. Tau reikės rasti būdą surinkti visus savo šeimos narius, savo dukras ir savo sūnus surinkti. Ir jeigu tu savo laiku nesurinkai jų, kai buvo maži, chrem tu juos surinksi dabar. Taigi visi, kurie turi dar mažus vaikus, jūs dar nepraradote, jūs galite juos surinkti vienai maldai ir motyvuoti jūs melsis, galite įrodyti jiems, kad tai jiems reikalinga. Jie atlieka tokį sunkų, tokį sprendimą prieš miegą. Ne, jie su džiaugsmu kalba, Tėve mūsų. Jo? Jie sužiūrės. Ir tėvas, kuris danguje atsako į tai, kad jis yra mūsų tėvas. Supranti, mūsų tėvas, ne jų, bet mūsų tėvas. Šiuo atveju aš akcentuoju mūsų tėvas, kuris yra dangoje. Jis mus aprūpina duoną, jis mus, Dieve. Jis mus aprūpina duoną, jis mus apsaugo, jis mums atleidžia mūsų nuodėmes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams. Tai yra fantastiškas dėsnis, triumfo dėsnis, kuris triumfuoja prieš tamsą. Mes sukuriam tos lighthouse, vadinamą, tos šviesos namus, tos švyturius tamsoje. Mes šviečiame ir vieniems mūsų šviesa priimtina, kelia džiaugsmą, susižavėjimą, nori sekti, kitiems kelia neapykantą. Žiauri, neapykantą. Jie svajoja užgesinti šitą šviesos stulpą. Bet ne jų rankoms, nes vargas tam, kas paliečia Dievo šventyklą. Aleliuja. Todėl turime būti nepaprastai drąsūs šitam laike, nieko nebijoti. Jeigu viešpats yra už mus, o jis yra už mus, tai kas yra tie, kurie prieš mus? Tai yra, kaip tu pasakyti, ką supranti? Kaip žema tai yra pas prieš mus, kaip kvaila, kaip niekinga. Tu žiūri, žinai, kaip ta pelė, kur krito šiandien mums iš atraukšto. Sūnus sako, tėveli, pelė nukrito nuo laiptų iš antraukšto. Aš sakau, viešpatie, koks mizeris, supranti. Ar tai yra, aš taip įsigandus, ko tu bijot, pelės, kur iš antraukšto, supranti, ko tu jos bijot, supranti. Tai va tos pelės iš antraukšto, supranti, jos nėra baisios. Galingas tik tas, kuris mus pašaukė, kuris neturi ribų, jo galia nepasibaigė, ypatingai šitam laike. Jo galia yra fantastiška. Jis pradėjo veikti Izraelį. Jis ten daro naujus dalykus. Jis veda į didžiulį konfliktą Izraelyje, kurio atves Izraelį prie visiško kracho ribos. Jie stovės būties ir nebūties akivaizdoje. Ir tos nebūties akivaizdoje, būtent nebūties akivaizdoje. Ir čia nėra pesimistas, tu pesimistas, ne tai ne pesimistas, aš optimistas. Nes toj kritiniai būsenai, kai jie stovės kritinėje situacijoje, mirties akivaizdu, žūties akivaizdu, amžino žūties, kad tauta, kuri saugojo save per holokaustą, per fašizmo laikotarpį, jie saugojo save, tas likutis išėjo gyvas, atėjo Izraelį prie naują šalį, jis tas naujas likutis stovės visiško kracho akivaizdu. Ir kracho akivaizdu surinks tą tautą į vieną maldą, Mešiach.
Mešiach, jie šauksis Mešiecho. Tu supranti, man pasakojo senieji žydai, kurios vesdavo į duobes. Jie rabinai šaukdavo Mešiach, Mešiach, nebijokit, sako, Mešiachas dabar ateis. Bet tada Mešiachas neatėjo. Nes viskas yra laikas ir metas mirti, kaip sakė, ir laikas būti nužudytam. Buvo metas, bet jie to nesuprato. Bet dabar, kai ateis, jie ir vėl šauks Mešiach, Mešiach. Ir dabar Mešiach ateisime pagalbą. Dieve, kaip tai bus? Kaip tai bus? Kartu su šventaisiais. Mes esam gelbėti Izraelio. Pažadą vaiko. Savo mylimojo. Savo... Mes eisim gelbėti jų. Kokiu tai būdu? Supranti? Jis eis iš dangaus, leisis su miriadai šventųjų. Jie ištiesia rankas, eis į savo tautą ir tauta išvys jį, tą, kuri prikalė prie kryžiaus. Jie viską žino. Ką tai, jie viską žino, jie žino, ką jie nužudė, jie žino, jiem baisu pagalvoti, jie pagauti kaip tie iraniečiai Hamas, Hameini sektos. Iraniečiai, kur bando nusimesti tą sektą ant savo pečių. Ir šitie pagauti šitų fariziejų sektos, jie žino viską ir jie žino, kad viskas buvo gerai, ne taip, kaip jiems sako, bet jie neturi išeities, jie pagauti tos sektos. Bet tą dieną, kai ateinantį Mešiachą, Ješuva HaMešiach. Tas laikas tai kils žemė, kaip jie šauks. Jie šauks, ką tai, jie šauks. Tai, ką nešaukė 2000 metų. Bus laikas verkti. Bet tas verkas padarys į džiaugsmą. Ir džiugos, nes bus išgelbėti. Nieks negali pakeisti to, ką nusprendė Ješuva. Išgelbės jūs. Ir vėl bus naujas laikas ir naujas aplinkybės ir nauja tauta, kurioje nebus nei žydo, nei graiko. Bus jau žmonės. Bus laikas ramybė. 1000 metų ramybės. Mes taip išeini krosę. Sėdi. Sėdi ir nebeliko. Tu, kurie tau grasino, kurie kalbėjo, kurie gąsdino tave, pradėtum sudoroti. Tu vaikštai visur. 1000 metų ramybė.